ką aš ir sakiau vasario pabaigoje, 28 kovo mėnesį, po to balandžio mėnesį ne vieną publikaciją publikavau, tai Amerika patyrė, kaip pasakau, pralaimėjimą Irane ir tai yra akivaizdu, nes Kongresas nedavė sutikimo ir nematau šviesos tunelio gale, kad jie duotų sutikimą, kad pradėtų karinius veiksmus, nebent atsitiktų kažkas tai tokio arba įvyktų provokacija ir kad Amerikoje būtų teroro aktai, tada jau atsirastų reali galimybė važiuoti. Plus tokie pasakymai, kad mes ten esam maždaug kaip piratai, arba pasakymas, tik dabar nepamenu, kuris iš Donaldo Trumpo administracijos biuro pareigūnas pasakė, kad mūsų tikslas buvo išvalyti Hormuzo sąsiaurį ir perimti jo valdymo kontrolę. Tai reiškia, nebuvo tikslas brandolinis kūras, kuris yra išgaunamas ir ten 50-60 kg yra alitai pagaminta, užsodrinta, nes turim tos informacijos, tik kiek turim spaudoje. Bet vieną dalyką jūs turite suvokti ir suprasti, kad, kaip čia sako, reikalingas brandolinis ginklas. Eikit jūs miegoti su savo to branduolinį ginklą. Jis niekam nereikalingas. Šiandieną Iranas, neturėdamas branduolinio ginklo, visą pasaulio ekonomiką pastatė į vietom ir antras mėnuo nieks nežino, kaip kokių veiklių priemonių veikti. Ką parodė Iranas? Iranas labai gerai parodė, kad į naujas technologijas, karinės technologijas, į ateitį investuoti pinigai tau garantuoja saugumą. Ir balistinės raketos, kurios buvo leidžiamas tiek iš Irano, tiek iš Izraelio, tiek iš Amerikos, visiškai jokios žalos nepadarė Iranui ir jie savo labai laimingai ir sėkmingai. Bet pavojus yra tai, ką Trumpas toliau darys, nes jis bet kokiu atveju nusileis, tikrai taip nenusileis. Reiškia, jis turės galvoti arba kažkokią apie vieną kitą karinę intervenciją, arba vieną kitą provokaciją. Ir pasakymas, kad mes Hormuzo sąsiaurį lydėsime laivus, tai yra absurdas, bet jeigu pažiūrėsime į pasaulio biržas, tai akivaizdu, kad biržose manipuliuoja dabar sukčiai, instituciniai fondai ir akivaizdu, kad Lietuvos banko atstovai arba ekspertai, specialistai, jie dar to niekaip negali suprasti. Mano galva, tam tikrų įmonių rezultatai bus tragiški blogi antrą ketvirtį, nes tai buvo užsakymai į priekį, ateities kontraktai, kaip aš juos vadinu. Tai ateities kontraktai tam tikrose įmonėse, tam tikrose firmose, jie kolapsinasi lauk. Jeigu mes pažiūrėsime tą patį gamyklą, kur susprogdinta alaus karbonkių gamintojai, tai vasarągi daugiausiai išgeria žmonės alaus ir daugiausiai tų karbonkių reikia. Tai jeigu jie nebepajėgus dabar pagaminti, tai automatiškai vokiečiai ieškosi kažkur kitur, prancūzai ieškosi kažkur kitur, kur pagamins, sakė, ar netgi tie patys amerikonai. Tai reiškia, kas atsitinka, tų skarbonkių nebereikės rudenį, nes, prekybos nebus. Kur jūs dėsite trašas, kurios buvo trašos skirtos būtent kovo, balandžio mėnesį, gegužės mėnesį tręšimo laukams? Jūs jų nebeturėsit kur panaudos. Reiškia, ką jūs iššaldot pinigus ir sandėliuot. O ką jūs darysit su Japonija, kur Japonijos dabar jau bankai meta pinigus ir bando tam tikrų žaidimų žaisti. Tai vėlgi mes biržose matom. Aš lygiai tą patį matau, kad Amerika ir instituciniai fondai meta pinigus į naftos technologijas išgaunančias įmonės ir to pačių vamzdžių, aparatūros, įrangos ir panašiai nesupranta, kad konfliktas užtruks. Tenais yra labai daug apdaužytų Arabijoje įrenginių. Reiškia, reikia didinti pajėgumus, ne? Tai visą tai guls mums į vartotojams ant pečių. Infliacija, akivaizdu, kad bus milžiniška. Ekonomika neaugs taip, kaip planavo, aš duok dievę 0,1-0,2 %, aš prognozuoju, bent jau tai, ką aš dabar matau. Nežinau, gal kažkas man įrodys, gal kažkas man pateiks kažkokius kitus skaičius, kur gali būti. Jeigu aš lygiai taip pat tikėjausi, kad pieno sektorius atsigaus žemės sektorius, tai aš dabar jo nematau, kad jis atsigautų. Aišku, šitie grūdų kaina, faktas, kad ateities kontraktai jie ten į pliusą eina. Bet dar kartą sakau, trąšų nebuvimas arba trąšų kainos brangimas, jisai lems mums. Vokietijos situacija su Amerika, pažiūrėkit, Trumpas nepatenkintas, kad Europa nepadeda jam, jisai sako, aš išvesiu karius. Tai suvokit paprastą dalyką, Amerikos karių Vokietijoje yra berods 35 ar 32 tūkstančiai, man atrodo 35, jeigu aš neklystu. Tai jisai sako, aš išvesiu 5 tūkstančius ir tai yra pradžia. Kada, jeigu pažiūrėsite, Amerikos skola šiandien yra kosminėse aukštumose, jinai dabar pasiekė antrą pasaulinio karo lygį, berods virš 100% nuo BVP, mano skaičiavimais bus 115, net 120 gali pasiekti. Tai valstybės, kada pasiekia tokią
tokią skolinimosi rodiklį, ką jos dažniausiai turi daryti. Arba jos turinti didinti mokesčius, natūralu, arba mažinti išlaidas. Amerikonai, ką jie dabar šiandien daro, jie specialiai žlugdo ES ir Kinijos ekonomiką, bandydami, kad įskolintų spausdintų pinigų, jie taip išlaikys ekonomiką, bet Europa grius. Tai panašiai buvo 2009 metais Italija, Ispanija, Graikija, Portugalija, mes pažiūrėkime Kipras, kada nuo BVP buvo skolos ten virš 100% ir daugiau ir tai ir atrodė buvo kažkas kažkas buvo baisu, bet jų ekonomikos ir nebeatsigavo, jų ekonomika stabilizuoja. Tai aš manau, kad taip, kad Trumpas padeda savo draugams, padeda amerikonams, savotiškai bandydamas atidėti tą griūtį ir perleisdamas ateinantiems demokratams. Bet nepamirškim vieną dalyką, kad Amerikos karių išvedimas iš Vokietijos gali turėti įtaką ir Lietuvai, nes mums reikia 10 000 brigadai karių. Tai žinant tai, kad Vokietija vokiečių kariams, kurie tarnaus Lietuvoje, mokės didesnį atlyginimą negu pačioje Vokietijoje moka, tai klausimas yra, kaip Vokietija pati užsitikrins saugumą. Aišku, sakau, tas skaičius nėra, jis ten tragiškas 5035, jis nėra, kad jau ten griūva krenta, bet jeigu tai tikrai yra pradžia. Tai kas gali garantuoti, kad jisai po mėnesio dar neišveš 5 ir nepamiršti, kad jisai planuoja juos išvesti per 7-9 mėnesius. Tai reiškia iki metų pabaigos iš juos išves. Ką tai reiškia? Jis reiškia ne tik fizinį žmonės, bet jis išveda ir technologijus, ir įrangą, ir techniką. Tai reiškia, nebebus skiriama tiek technikos, tiek technologijom Europai, kiek bus skiriama pačiai Amerikos vidaus kariuomeniai. Tai vėlgi yra signalas pačiai Europai ir tada klausimas, ar pati Europa kur savo kariuomenę. Jeigu kur savo kariuomenę, tai Lietuva su 5,38% jūs niekaip neišgyvensit, jūs turėsite skirti 10% nuo bendro vidaus produkto. Tai norėčiau pažiūrėti į tų Seimo narių rankelės, kurie balsuos už 10% bendro vidaus produkto skirimą kariuomenė. Praktiškai tų valstybių įvara į bankrotą. Be kita ko, ką Rusija sėkmingai ir darė per aplinkui. Nors pačiai irgi ekonominis krachas yra, bet jie išlaviruos, kaip ir dar kartą sakau, Rusas gali pratęs tose džiunglėse ir žiurkę ėsti, kad tik išlaikytų ir ta Velykąją Rusiją būtų. Tai tą irgi reikia suprasti.